Sveiki! Šiandien aš noriu papasakoti apie Vago TopJob S ant begelio montuojamus gnybtus, kurie leidžia sujungti laidininkus nuo 0,14 iki 25 mm2. TopJob S gnybtai siūlo 3 skirtingus laidų prijungimo būdus. Pirmasis variantas su svirtele – intuityvus, paprastas, greitas. Atveriame svirtelę, įstatome laidininką, uždarome svirtelę ir laidas yra prijungtas. Sekantis variantas – mygtukas. Naudodami bet kokį įrankį, nuspaudę oranžinį mygtuką, atveriame spyruoklę ir įstatome laidininką. Sekantis ir paskutinis variantas – klasikinis spyruoklinis prijungimas. Kuris veikia taip. Įdėkite įrankį į valdymo lizdą, kuris atveria spyruoklę. Abi rankos laisvos, galima pasiruošti laidininką ir jį prijungti. Ištraukiame, laidininkas prijungtas. Visi 3 variantai naudoja Push-in Cage Clamp technologiją, kuri leidžia greitai ir saugiai prijungti monolitinius ir daugiagyslius laidus su antgaliais be papildomų įrankių. Vienas iš įdomesnių Vago produktų, kurį norėčiau paminėti, tai yra kompaktiško dizaino paskirstymo gnybtas. Gnybtai siūlomi 2 dydžių, su 6 kvadratų įvadu ir 6,5 kvadrato prijungimo taškais, bei su 16 kvadratų įvadu ir 6,4 kvadratų išvestimis. Šie gnybtai lygiai taip pat galimi su mygtuku ar klasikiniu variantu, turi daug įvairių spalvų, kurie leis lengviau sujungti juos ir lengviau atskirti pajungimo vietas. Tiek šiandieną, tikiuosi, jeigu turėsite papildomų klausimų, drąsiai susisieksite su mumis tiek komentarų sekcijoje, tiek susiradę mūsų kontaktus internetinėme puslapyje. Gražios dienos.